Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Antradienį apie 12 val. Kaktomuša susidūrė du automobiliai. Nelaimė atsitiko Alytaus mieste Likiškėlių gatvėje, kai lengvasis automobilis Toyota Prius, sukdamas į kairę, nepraleido tuo metu tiesiai važiavusio Volkswagen Passat. Automobiliai susidūrė. Eismo įvykio metu nukentėjo Volkswagen važiavusi keleivė. Jai nustatyti galvos ir kojos sumušimai. Moteris išvežta į Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninę. Pirminiais duomenimis, eismo nelaimė įvyko dėl Toyota vairuotojos kaltės. Moteris sakė, kad kai jis suko į kiemą, tuo metu iš jo išvažiavo atliekų surinkimo sunkvežimis. Sukdamas į kairę, jis sumažino matomumą ir staiga iš už sunkiasvorio pasirodė Volkswagen Passat. Abu vairuotojai nespėjo sustabdyti transporto priemonių. Eismo įvykio metu apgadinti abu automobiliai. Avarijos vietoje dirbo 2 policijos ekipažai. Įvykį tiria Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.